Ką, pasibandom vėl su dvigubu įrašymu. Sako, padeda. Ką, turime atskirą namuką 2 gyventojams, 2,5 aukšto. Ir kas yra fainiai, šitas dvibutis turi 2 įėjimus su 2 varteliais atskirais. Tai reiškia, pirmas aukštas kairėn eina, o mes eisim dešinėn. Ir šitie būstai labai populiarūs. Per 2, 3 aukštą yra. Turi va, šitam visam pirmam aukšte visą šitą erdvę iki tvoros, kur galima barbekiaut, šašlykiaut. Labdien! Aplink darbai sparčiai vyksta, vasarą jau turėtumėt užbaigtą aplinką ir visur tvarkingus kaimynus. Į vidun! Nusiavus kareiviškus batukus, patenkam į vidų, iškart turim signalizaciją ir turim pirmam aukšte pasislėpusius katilą ir vandens boilį, reiškia oras vanduo. Savo atskirų koridorium laiptinę patenkat į pirmą aukšto erdvę, kaip su šviesom. Ledas. Aukštos lubos. Gerai įdomi, kokybiška apdaila. Pilnai įrengta virtuvė. Ir orkaitė, ir 4-vietė viryklė, ir didžioji indaplovė, ir didelis balkonas, terasa, kurią dar užstiklinus, come on, galite turėti labai gerą daiktą, geroj vietoj, su asfaltuotu privažiavimu, akligatviu, kitais privalumais. Va, pagrindinis to aukšto miegamukas. Jeigu būtų svečių vaikų ar uošvienių, galėsim pakilti į antrąjį. Tuo tarpu apžiūrim, dušas kvadratinis, daug vietos, labai gerai. Ir šitais simpatiškais laiptukais mes pateksime į antrąjį būsto aukštą. Tuo tarpu pasigrožėkite aplinkiniais vaizdais. O čia jau, labą dieną, tuk-tuk, stoglangis, spinta, vietos stalui ar komodai. Ir va taip gražiai galim gyventi.